gerą vakarėlį visiems. Ačiū. Užarai kadrą pagalvoju. Galima. Tėte, o kaip tą man pakelti? Nepakelsi dabar viskas. O kaip pakelti? Nepakelsi. O kaip? Nepakelsi, man aš nepamenu. Turis ir palinkėjimus. Ar čia vienas žmogus pirmia? Jo, mama sakys palinkėjimą, o dukra mes. O tėtis vadovaus. Kad gyvenimas būtų dar prasmingesnis ir dar spalvingesnis. Va. Dar kartą. Biškį arčiau, čiučiu. Arčiau, čia nebijok. Nebijok. Čia tėti. Nu. Va. Rimčiau. Šiup sauja. Negailėk dėdės, tai nereikia. Aronai, tai čia, iš šono. Ar čia? Dar kartą, jeigu bus gerai. Sauja, kad Iš. Nu, gerai. Kovožiai, aš ir buvau. Oi. Ir patik rankytę, taip. Nu, mažai rankytė. Taip, iš šono. Aronai. Galinkės, emocionalinis laimės, meilės, visko ko geriausio. Ir būtinai visą laiką būtinai. Šaunuolis. Jis tik senas vokietis, bet su Vokietija nieko bendro neturi. Daug metų Vokietijoje gyveno. Odeta, ir toliau taip. Gerai. Nolė, viskas gerai gaunas. Mes dar pavarysim. Laikyk kietą. Išbirus sėklas. Arbundui ir savo irgi taip pažinai. Jau tikrai. Nu, toliau. Delegacija iš Kauno. Miela Odeta, 50. Ar džiaugtis, ar guostis? Pilys sugriautos, namų pristatyta. Tarsi į knygą įdedi juostą, darai pertraukėlę, lyg čia jau skaityta. Patiko? Sunku pasakyti, ar patiko, juk nežinai, koks dar laukia finalas. Nuo pirmojo puslapio daug kas pakito, daug kas pakis iki galo. Nukraustysi stalą, išimsi juostą, penktąjį puslapį pradėsi dvigdenti. 50. Ar džiaugtis, ar guostis? Mes linkim paprasčiausiai gyventi. Ačiū. Kas toliau, gerbėmiai, čia prašom į priekį. Šitas sunku bus permušti. Jo. Imk knygą. Tai tėtis ir keturi. Aš. Šona, tik čia. Jeigu sveikatos bus, tai visko. Jo, mes va, keturiese. Mum ir linkėjo. Metam? Linkim? O va! O! Aš irgi norėjau namės. Viskas, einam. Nu, aš pasakysiu taip. Nu, pasakyk. Šitas buvo per mūsų vestuvės. Už tai ir nusidžėjo. Tim. Už tai ir išgeria. Kaip pasakysi? Kas toliau? Ten iš galo niekas neranės, prašom. Čia mes. Atfilmuot ar fotkint? Nuotolis pigiau. Čia. Nepamirštamų metų. Va! Ačiū. Tavo bent tokie. Tu biškį toliau. Aš tai labai noriu, kad būtų jūsų gyvenime daug kelionių. Ačiū.
Ne, šiaip jo. Jeigu rimtai, jo, ramybės jau tos vidinės linkėjau, kuri suteikia stiprybę įveikti viską. Ir noriu dar prie to pridėti, žinai, labai yra svarbu stiprus ryšys. Stiprus ryšys su žmonėmis, kurie, žinai, yra patys artimiausi, patys mylimiausi. Kad tas ryšys jisai tik stiprėtų ir niekada nenutrūktų. Nu, tai ragana panaši. Su kuo tenka gyventi? Na ką, visko prilinkėta, prisakyta, lapų prirašyta, dėžės išsiųstos, ramybės, gyvenimiškos ramybės, daug kelionių, aplankyti visus kitus ir į Airiją užsukti. O, Airija jau pakvietė. Nuostabaus, gero, laimingo ir šviesaus, ramaus gyvenimo. Ir nuostabių gerų kelionių. Kažkur tai. Žydrūnė prieš metų aš norėčiau jūs dar šiek tiek pakėlėjai. Jūs ką tik laimėjot kelionę į Airiją. Aš negaliu atsidžiaugti. Kelionė į Airiją. Bet buvo, žinai. Arčiau prieik, arčiau. Arčiau, nu. Išjungkitės po... tą patį giminį. Ai, nu tai taip, kažkaip neskrenda. Žydrūnė, reikia kartu su vedančiuoju mestelti. Sako mūsų šeima. Linkiu, kad gyvenimas būtų kaip filmas. Truputį romantikos, truputį komedijos, truputį veiksmo ir nei trupučių siužeto. Man reikės kursą pas jūs ateiti praeitį. Jūs pabandykit dar kartą, žinokit, iš ketvirto karto. Komedijos daug bus. Kad įsipildytų viską, ką prilinkėjo. Nu, neturi tų raganiškų. Jau šalia. Čia taip yra, kai nervai nebelaikė. Ačiū už pagalbą. Tau geriau kortas mesti. Broliai, nepyk. O dabar bus pamalda. Dieve mūsų. Kuris esi danguje. Ne, mes turime labai gilę šaknį ir gilę giminystės ryšį net ir su tikėjimu ir su kunigystė. Rimtai. O šiandien Nu, tu tikras jau politikas. Iškvėpdamas sakau, kad aš didžiuojuosi, kad turiu tokią sesę. Ne pusės. Nes pusės šiandieniniam pasaulyje nėra. Nei pusės taikos, nei pusės laimės, nei pusės. Aš turiu tave visą. Aš. Gerai, bet. Čia. Rastadvarį. Simboliškai po 50 įdomių, prasmingų, reikšmingų ir galingų metų atplaukiai čia, nuo Neries krantų, nuo Slabodkės. Nes čia yra žemupys. Nusižvejys. Čia yra žemupys. Čia visi gaudo geriausias žuvis. Armondas pagavo geriausias. Ir nuo šiol Armondo gyvenimas tapo 50 pilkų atspalvių.
Ne, kitaip, ne kitaip, jinai kitaip sakydavo. Jinai ryte įsikelia, kai daug pradeda apie 50, Jėzau. Sakau, aš čia Marija, aš visą laiką būsiu su tavim. Niekada nebaigdavo kalbos, kai mane įterpia, bet čia yra tikra, kad pasakysiu tiek, už draugystę, už džiaugsmą ir už šeimą ir valio. Nu, kas dar? Ar visi? Ar Tomas metė? Ne? Jie, visi kartu. Supratau, kartu jo. Tai dabar mes paprašysim paimti saujelį jūsų, Gintaro Arnai, Dulkių. tu labai nori, ne? Ir Aronas gali. Nu, jo. Ir atgaliniu adresu savo svečiams. Kažką gražaus. Laiko yra, gali. Nu, su tavim Tomai labai baisu, nes tu palinki rytoj ryte jau šalta. Neaišku, kaip baigsis. Aš jau sakiau, bet žinokit, šiandien kas yra, tai jūs esat man tikrai labai visi svarbus žmonės. Ir tikrai ačiū, kad radot laiko pabūti ir pasidžiaugti mano šitą šventę. Tai aš jūs be proto myliu ir gerbiu. Ačiū labai visiems, o toliau kviečiam tęsti vakarėlį Potelių salėje. Nebent yra pageidavimų likt. Šokiai! Armonai,